su draugais, susitiko prie aikštelės. Šios dienos pasakojimą pradėkime nuo susitikimo su Linara ir Vilmantu. Tai seniai mūsų pažįstami, dalyvavę Bėdų turgaus laidoje prieš 4 metus. Jų namuose gerų naujienų nedaug. Traumą patyręs Vilmantas tebesėdi vežimėlyje. Stuburo problemos vis smarkiau kamuoja ir Linarą. Kartais taip, kad be vaistų vyrą dažnai kilnoti turinti moteris net iš lovos išlipti negali. Tačiau iki praėjusių metų jie dar šiaip taip sukosi. Padėdavo vaikai, giminės. Bėda ta, kad pernai pagalbos prireikė ir pačiai Linarai. Moteris susilaužė koją. Trauma buvo labai sunki. Lūžusį kaulą teko tvirtinti plokštelėmis. Vėliau jas reikėjo išimti. Vėl operacija ir ilga reabilitacija. Kai būties našta tapo nebepakeliama, Linaros ir Vilmanto namuose pasirodė socialinio darbuotojo padėjėja Virgina, šios dienos mūsų laidos herojė. Skurdo ir depresijos visai sugniuždyta moteris, kuris sugeba pagelbėti ir prašviesinti kitų gyvenimus. Viską jinai padeda. Ką mato, ką aš nespėjau padaryti, ar ką nors jinai griebė, to jinai padaro už mane. Kartais, žiūrėk, tai jinai mato, kad nesuspėjus ten ar kambarių peras iššluosti, tai jinai užšluotas tuoj prašluosto, ar mato, kad jau susisukus vaikščioju. Tai malkinė, malkų pritemp, jeigu vaikai mokykla ar kur nors yra. Viską. Kaip į karius pamelžt galėtų viską. Nes iš kaimo. Yra žmogus, kur galim pasitikėti. Nors yra ir daug žmonių, kurie mums dar ir pagelbėja. Bet tai yra irgi žmogus, dar vienas dasidėjęs, kur kartais bėdo ištiktai, kas nors atitinka, tai galim irgi kreiptis. Nors rugpjūtį vyrui savo norų pasitraukusi iš gyvenimo, Virgina pati nejaučia žemės po kojomis, savo problemų jis stengiasi neatsinešti į globotinių namus. Tačiau būna visko, retsykiais skausmas tampa nebepakeliamas. Tuomet pagalbos ranką jau tiesia Linara su Vilmantu. Slėpdama, taip, depresuodavo, į ką matydavosi labai. Tai tada jau jūs jai teikdavot kažkokią psichologinę pagalbą, ne tai jum kažkokią? Iš dalies taip. Aš dar taip kartais juokais, ką, tau sak linksmai jau. Sakau, ką daryti reikia. Sakau, aš irgi vežimėlį sėdžiu su tai, su ką. Taip, neverksi, ką. Ja. Virgina lanko 5 neįgaliųjų ir senukų šeimas. Kasdien moteriai tenka nuvažiuoti po keliasdešimt kilometrų, nes jų namai vienas nuo kito įsibarstę gana toli. Beveik kiekvieną dieną Virgina pravažiuoja ir pro kapines, kur pernai amžino poilsio atgulė jos vyras. Kryžėlis matas. Kad tėtis pasirinks tokį kelią, galima buvo nujausti ir... Tikrai jaučiu, nei vienas būtų nenujautęs, kad galėtų taip. Ir iki dabar nein patikėti, kad yra išėjęs. Aš tai nieko nenujaučiau. Nieko. Tik tais tiek, kad jis anksčiau. Kiekvienas tiek viską įeidavo į tą garažą, ten, kur buvo. Antrame aukšte buvau ten susitvarkęs, buvo įsidėjęs duris, tai būdavo ten duris užrakintas. Ir aš kiek ieškojau raktą, niekada neradau tų raktą. Kas niekada nesakydavo, niekam, kad ten blogai, ar kas jam, ar su... Nieko nėra pasakojęs. Gal kaimynam, kada yra įsitaręs, o taip tai namiškiam niekada. Nieko, taip toks didelis smūgis. Ryte išvažiavo į kaimą. Pas mamą bulvių kasti, o jis pasiliko namuose. Parvažiavo, jo nerado. Visą galvojau, kad yra kažkur neišėjęs. Išėjo jis, kada išėjęs ryte vakarė tik parėdom. Sakiau, per naktį nesulaukiau. Jau galvoju, kažkas tai nutiko. Tai jau tada. Ryte jau prie gyvulių šerti ir jinai lipo ten į tą garažiuką, dviratį pasiimti. Ir taip, kaip trauka mane traukė viršų palipti. Ir palipau viršų, pamačiau, sakė, kojas, daugiau jis suprato iš karto, jo nebėra. Ir laidotuvėm, žinau, rūpinosi jaunas. Taip.
Mes. Jinai finansavo pinigų skolinus viską tada. Mes tai rūdinės, jinai nieko jau visai buvo. Ir iškart prasidėjo ta depresija, Taip. tas baimė. Per laidotuvės dar kažkaip laikėsi, vaistų negėrė niek. Po laidotuvės visai jai blogai. Sakau, kad norėjo net pati išeiti iš gyvenimo, tai po laidotuvės. Neberūpėjo, sak, man ne vaikai, nieks. Virgina prisipažįsta, kad tokios mintys ją persekiojo ne vieną kartą. Ir dabar jas nuvyti šalin padeda tik tabletės. Be vaistų jie niekur, jau ką sužintų, jau vaistų, jinai taip, kur atvažiuoja pas mus, jau pasieja, jau sak, man vidų drebina, aš nebegaliu, sak, man jau reikia vaistų. Vežiojais visada įsikiš vaistų. Iš pradžių buvo sunku po biuletenį. Dabar jau kažkaip jau. Nes po biuletenį aš nenorėjau daryti darbą, bet norėjau guldyti ligoninėj, nenorėjau gultis, nenorėjau vaikų palikti vienų ir pradėjau dirbti. Pradžio tai buvo nejauku, paskui jau kažkaip pripratau. O gal kaip tik išsiblaškoti, išeinantys žmonės, tai reikia užsidarius, sėdėti vienai, galvoti savo mintyse, paskambinti. Nu, ką ne, aš nelabai noriu tų žmonių. To bendravimo aš mažai ten noriu dabar. Anksčiau norėjau, dabar tai mažiau, kuo mažiau noriu susitikti. O tai ką jūs norite? Aš geriau viena. Sakau, kad aš galėčiau, aš atsisėsčiau vieną pati, užsidaryčiau, nieko nebeičiau. Nu ir iš elgsenos eina jau pastebėti, kai žmogus kitaip elgėsi. Nebe tokia kaip anksčiau, kad buvo, kaip elgdavas, kaip šnekėdavo. Visai pasikeitė. Ėjo pastebėti. Ir tik vaistai dabar jai padeda. Taip. O jūs su broliu nesugebat jūs pralinksminti tiek šalia būna? Galim pralinksminti, bet tikrai ne tas tiek. Nors Ilona stengiasi kaip beįmanydama paguosti mamą, dabar ir jai reikia ramybės ir paramos. Mergina laukiasi, o gyvybę pradėjęs tėtis tik įneša dar daugiau sumaišties. Ilona tvirtina nusprendusi auginti kūdikį viena. Dabar bendravom, bet labai mažai. O kodėl jis jūs skriaudė? Ne. Skriaus neskriaudė, bet buvo, jau geriau aš viena būnu ramiai negu kaip jisai, kad kalbėjo iki to laiko. Kai sužinojo, kad laukės, tai aš geriau viena būnu, negu jis taip elgėsi. Nežinau, kaip bus, sako Ilona. Jau dabar niekaip iš skolų išbristi negalime. Po tėčio mirties norėjau eiti dirbti, bet mama neleido. Bijojo namuose viena likti. Daugiau pagelbėti nėra kam. Seneliai seni ir ligoti. 2 vyresnės sesės gyvena atskirai ir pačios sunkiai suduria galą su galu. Viena iš jų mokosi, tad ir jai dar reikia padėti. Net kūdikėlio maudyti nebus kur, vamzdžiai visai sutrūnyje. Nėra už ką tvarkyti net paveldėjimo dokumentus. Ir paminklą tėveliui reikėtų pastatyti. Brolis geras rankas turi ir namuose visus vyriškus darbus nudirba. Bet kapo sutvarkyti dar nesugebės. Juk net 14 neturi. Jau geriau prie darbo, bet ne prie mokslo. Jau aš spaudžiu ir prie mokslo mes. Prie mokslo, prie tvarkos, prie švaros, bet jis daugiau. Jis kaip į tėtis dabar tik garaže ir jeigu ne į mišką, tai garaže ką nors daro. O ką jis ant garaže daro? Jans visokių prisigalvo, visokių nemok pasakyti, iš šuns būdą susikali, rinkelus kali ir taip kažkaip lentyną tur pasidaręs, nusidažęs, visas automobilių, visas tas markis tur susiklijavęs. Ir taip, kad šieną reikia prinešti visą laiką, šieną prineš, malkų prineš mums. Dar aš į senučių tų nusivedu jį, kad reikia padėti daugiau malkų parnešti, anglių. Eina abudu. O dabar liko vaikas stipriausias. Jauniausias. Tas berniukas jo. 14 neturintis berniukas? Taip. Taip, jam vaikui yra sunku. Ir tas malkas ruošti, ir karvikį turi, ir viską. Nu, yra sunku. Aš kiek anksčiau buvau optimistė, tiek dar pesimistė. Tikėjimo, kad bus geriau irgi nėra. Ne, šiuo metu tikrai ne.